Šventė vyksta kairiuose, ne kur kitur. Tad Laišį šventė vienija visus ir apjungia visus kairuolius, visos Lietuvos. Gero vakaro, gražios šventės, gerų emocijų ir gražios likusios vasaros. Su švente visus! Labas vakaras kairiai, labas vakaras kairiarankiai. Labai noriu Jūs pasveikinti su tokia gražia ir unikalia švente. Tarp kitko, pati esu kairiarankė ir labai džiaugiuosi, kad turiu galimybę pas Jus švęsti šią šventę. Linkiu, kad kitais metais mūsų būtų dar gausesnis būrys. Gražaus vakaro ir dar gražesnės šventės. Labas vakaras, mėlieji, tiek kairių gyventojai, tiek svečiai atvykę į šitą gražų kairių pušyną. Ir nuoširdžiai sveikinu visus su tradicinė kairuolių švente. Labai džiaugiuosi, kad jūsų šiandien yra tiek daug ir visi su šypsenomis. Džiaugiuosi, kad prie šito šventės organizavimo prisideda aktyvūs žmonės, verslas, rėmėjai, kitos organizacijos, seniūnija, kultūra. Linkiu, kad šios dienos šventė paliktų kuo maloniausius įspūdžius. Linkiu, kad jūsų iniciatyvos, kūrybiškumas nedingtų ir ateityje, kad kairiai būtų vis gražesni, aktyvesni ir visiems malonus. Gražios likusios šventės dienos ir gražių likusių vasaros dienų. Su švente visus. Aš irgi noriu pasidžiaugti šitais organizatoriais, kurie suorganizavo iš tikrųjų tokią nuostabią ir šaunią šventę. Ir šiandien yra kairiarankių, tarptautinė kairiarankių diena. Ir man tiesiog įdomu sužinoti, ar daug yra prie šitos scenos kairiarankių. Jeigu kairiarankis, prašom, pakelkite rankas. Oho, oho, oho. Tai ką, tai iš tikrųjų čia aš įsivaizdavau, kad tai bus mažuma, pasirodo tai dauguma, tai visus. Tiek kairiarankius, tiek dešiniarankius su švente ir ką, gražaus, saulėto vakaro, nes iš tikrųjų oras tai yra nuostabus šiandien. Tai tiek, ačiū. Tai dar kartelį ačiū mūsų svečiams. Ko gero visi jau nekantrauja, kaip laukia koncerto, bet žinot, šiandieną, kaip ir sakė, yra tarptautinė kairiarankių diena, dėl ko visi čia ir susirinko. Susirinko su šeimomis, su vaikais, susirinko šiandieną ir net šiek tiek padalyvauti, pasportuoti, pažiūrėti įvairiausių edukacijų. Bet visur yra patys pačiausi, patys šauniausi, kurie dalyvavo, kurie nugalėjo. Tai ir norėtumėm juos po truputį ir apdovanoti. Šiandieną vyko visko labai daug. Vyko ir tinklinis ir rankų lenkimas, vyko stipriausios rankos konkursas, vyko batametis, vyko šeimų trikovė. Tai ko gero pradėsime nuo šeimų trikovės ir kviesime į sceną pačius tos pačiausius, kurių būtent apdovanoti už tas pastangas, už tą norą dalyvauti. Tai man padės Toma. Tai galima sakyti, mūsų vyriausia šiandienas buvo teisėja, kuri labai daug šiandieną padarė, labai daug visko matė, visko girdėjo. Tai šeimų trikovė. Estafetė surink šeimos narius, taip? Ir sakyk, Toma, ką kviečiam į sceną? Trečia vieta, kam atitenka? Baltakių šeimą kviečiam. Baltakių šeimą, kviečiam į sceną. Atsiimti prizelį. Štai šeimyna. Štai jaunimui medaliai. Už pastangas, už norą dalyvauti. Ar pirmi metai dalyvaujat? Pirmi. Patiko? Žinoma. Kitais metais grįšit? Taip. Super, dar kartelį, paplojam, šaunuoliai. Antroji vieta estafetė surink šeimos narius atitenka. Rupeikių šeimai. Rupeikiai! Kviečiam į sceną. Taip, žinoma, medaliai, žinoma, nuotraukėlės, sakykit, pirmi metai dalyvaujat?
Pirmėme, iš kur atvykot? Iš kairių. Gerai, tai tikėjimas dažniau sudalyvausit, nuotrauką pasidarot prisiminimui, taip. Ok, gerai, na ir trečioje vieta estafetė surink šeimos narius. Pirma vieta atitenka kam? Ickių šeimai. Ickių šeimai! Sako, gaila išvyko. Kažkas gali perduoti, sako, yra geri kaimynai. Gerai, keliaujam toliau. Dar buvo viena estafetė, kuri įvardinta būtent taip. Estafetė per šok per barjerą. Taip? Supratau, čia visos rungtys kartu buvo. Tai matot, buvo estafetė surink šeimos narius, estafetė per šok per barjerą ir kairė ranka įmesti teniso kamuoliuką į kibirą. Tai turėjo 3 estafetės, kuomet būtent visos šeimos dalyvavo ir čia buvo tos pačiausios. Gerai, keliaukime prie rankų lenkimo. Prie rankų lenkimo, kuriame varžėsi asmenys iki 16 metų, varžėsi moterys ir varžėsi vyrai. Tai ko gero pradėkime nuo jauniausių dalyvių. Asmenys iki 16 metų. Rankų lenkimas. Trečia vieta. Kviečiame į sceną Domas. Paplojam Domui. Ar yra Domas? Domas sako, virvę traukia, na, buvo perspėti. Ok, antroji vieta atitenka iki 16 metų Gustas. Ar turime Gustą? Na ką, jaunimas traukia virvę, nepasiduoda iki paskutinės minutės. Na, pirma vieta, žinoma, iki 16 metų rankų lenkime atitenka Tadui. Ar girdi Tadas, ar yra Tadas? O, paplojam Tadui. Iki 16 metų stipriausia rankelė. Mūsų dailiosios lyties, prie mūsų merginų, prie mūsų moterų. Toma, ar galime kviesti? Tai kviečiame trečią vietą užėmusią damą Šarūnė. Šarūnė kviečiama, rankų lenkime užėmus trečią vietą. Gali būti, kad taipogi Šarūnė tempia, traukia virvę, nepasiduoda, kaip sakome, iki paskutinės minutės. Gerai, antra vieta atitenka Aurelijai. Aurelija, ar girdi, ar esi? Rankų lenkimas. Turime, sako, kas paims perduos, ko gero Aurelija taipogi yra išvykusi. Vieta, tai Dovilė. Ar turime Dovilę? Taip, ar yra Dovilė? Taip, kaip... Gerai. Taip, turime dar merginų, taip. Pirma vieta Dovilė, štai išgirdo Dovilė, paplojam Dovilė, stipriausia mergina. Šiandieną stipriausia mergina, nulenkusi ne vieną damą, galbūt nulenktų ir ne vieną vyrą dar. Gerai, ir einame link vyrukų. Link vyrukų rankų lenkimas. Rankų lenkimas, vyrų kategorija. Gerai, trečia vieta atitenka rankų lenkime Tomui. Tomai, ar girdi? Ar esi? Stipriausia ranka, trečia vieta Tomas. Štai, sako, turime kas už Domantą. Perduos.
Žodžiu, ne visi sulaukia galbūt vakaro. Taip, ir pirma vieta, rankų lenkime, stipriausias vyras. Ar mes jį turim, ar mes jį turėsim čia? Ponios ir ponai, Ruslanas. Ruslanas, stipriausias šios šventės vyrukas. Ruslanas? Taip, paplojam, Ruslanas. Štai, stipriausias vyras. Ruslanai, iš kur būsit? Iš Vilniaus. Iš Vilniaus? Kaip sužinojate apie šią šventę? Pasošvis atvažiavau ir šventę tai užėjau. Super, šaunuoliai, va matot, net Vilnius. Vilnius aplankė mūsų kariuolio šventę. Ar užsuksit kitais metais? Tikrai taip. Super, dar kartelį, paplojam, stipriausias vyras. Ruslanas? Taip, visi ko gero nekantrauja, kaip laukia to mūsų koncerto, nes ant scenos šiandieną turėsime ne vieną žvaigždutę, kuris skirs jums pačias gražiausias dainelės. O dabar apdaunosim